Vlog. Tiesiog su... Jau nesu. Ką žinau? Man suka. Ką? Sako, reikia išmynus būt. Jo, taigi Amerika. Jo, kad turi būti apie 10 bylų. Čia kulant, jūs rašo, nu tako. Ir ten fiškiai yra ant bakelio. Nėra, nu tipo niekur nesmėt. Buvo aš nuėmęs nekartą tą bakelį. Jo. Tai pasirodo ant bamperio. Ant bamperio fiškio? Per šitą fiškę bamperio parkai vienos lempas eina per čia. Pasijungia lempą, pasijungia kapoto uždarimo ir tada darai čia šitą. Multi, van, vagnu. Ta prasme. Tik atvažiavau į ofisą ir tiesiog mano smegenys veikia kitaip, atsigeriu kavos ir važiuojam. Žodžiu, aš sugalvojau, kad reikia mum offroadui mašinas ir aš dar kažkaip sugalvojau, kad reikia mum pirties ant ratų. Tai pradžiai pirties ant ratų reikia, tada sugalvojau, kad offroadai nebūtų dar smagiau, nes galima ir pavažinėti būtų. Ir tada atsidarau autopliusą ir radau mašiną. Ford Explorer, jinai yra V8, kiek spėju, nes 4 litrai. Aišku, arklio yra 200 tikrai, bet čia nesmė. Ir jinai visai yra clean, odinis salonas, žiauriai cool, aš nufilmuosiu netgi ekraną, kad parodyčiau normaliai jum. Tai žiauriai clean visai atrodo, nu tipo už tokią sumą, už kokią ją pardavinėja, tai čia žiauriai pasaka. 600 eurų. Ir mano mintis yra tai, kad vakar ir mums pardavė mašiną ir jam, Tadas sako, jam reikia mašinas, tai įmam šitą, sutvarkom greičio dėžę, nes jinai kol kas važiuoja tik atgal. Ir turim žiaurią nesąmonę. Bet va taip, dirbam čia mes. Manau, kad nupirkom šiandien dar vieną mašiną. O jinai randasi Kėdainiai, truputį kelio yra, tai manau reikės tralą samdyti. Bet aš gal net matau įdomiau, bet ne, gal šitam ne. Nes tiesiog tingėčiau aš keist pats ant kelio dėžę. Variantas, nes Tadas jau rado dėžę. Galim nupirkti, nuvažiuoti, nusipirkti mašiną, pasikeist dėžę ir parvažiuoti atgal. Man kol kas labai gerai čia viskas skamba. Žiūrėsim, kaip čia bus. Skaitai čia ar ne dar? Na. Labas pirma. Aš mačiau, kad Hermijau buvo. Padėjom, nes gal nesinervuosiu. Tai tu prisėsk ir jau pasižiūrėk. Mačiau, kad skalbimą įdėjai ir... Ja, Hermijau. Viskas jai gerai, nu ne. Nu, tai... Nu, neskaitom, kad tiesiog... Kad? Kad? Už 600? Nu, gerai. Sen, tu nori kaip iš saloną, kad būtų mašina? Aфигенно. Realiai, už tokią kainą čia yra pledas. Ai, čia Lietuvoj. Nu. Defekts važiuoji tik atbulą. Dėžę pakeisti. Dėžę jau radom. Ne, mechaną per daug. Tai jo, rado automatą. Boltoną. Ir dar matau, kaip ant jo padegant. Padegt aš nenoriu, šitas noriu. Nu, tai. Vėliau bus galima, kai viską pasveiksim.
Turim kietą mašiną, kuriai realiai investicijų nereikia. Realiai. Neskaičiuojam, kad ratų reikia, bet tai tiek tai reikia realiai. Bet jinai jau gerai tada atrodo. Galim su jie frūdą išlysti. Paskui V8 motoras. Ai, V8? Nu 4 litrų. Nu tikrai V8. Jeigu Street Six'as 4 litrų, buvo dar geriau, nes 4 litrų Street Six'as. V8 galimai. Negooglinu aišku, bet to manęs V8. Ir dar prieš Joninės pirtį iš jos padarom ir nuvažiuojam prie ežero pirtį, pasikuriam, pabūnam. Kaip tu iš jos pirtį žodį? Gale pirtį padaryti. Mobile pirtį. Nu, kamino kiaurai pro stogą. Iš palėčių sukalsim vidų, visą medinį, suoliukus du. Prasikaitina, atsidariu bagažinę, išeinu, nusimaudu, vėl galiu grįžti. Čia aš tik tai vien pliusus matau. Tai jau važiuojam pirkti? Ne. Kodėl? Nu, pala. Tai... Ne, bet ar tu tokiai nesąmonė? Gal, bet... Kaip aš sakau, Fordo pinigus 10, kai aš noriu į aukcionus. Tai gerai, 2 yra. Ir dar turim visai kietą, jis tikrai gerai atrodo. Tas dizainas viską. Cool man, pavyzdžiui. Aš sakau, nematau jokių, ne. Vien matau taip. Ne, ką aš? Aš maniau stabą, pasėdint pagalvoju. Pasidėliojant. Tu paskaitymi. Čia jau nebėra, ką dėliu. Nu, skaitom. Visą šitą jau nuspręsta. Kaip netikrai? Nes jeigu Irmis viskas spręstų, mes nejudėtume nieko. Tiesiog pasroviai. Viskas. Įskambink. Nes tai yra geriausia mintis šiandien. Sveiki. Dėl Fordo. Ford Explorer skambinu. Dar turit? Taip. Ką galit apie jį papasakot? Nieko, ten skaitėt, važiuoja tik atgal. Taip, nu tai taip, tą mačiau. Nu, dabar ką, žinau, iš Vokietijos atvežtas ten tikratai tokie uždėti nuo audinės. Man rodos, nuo kažkokios netokie gal buvo nuimti, ar kaip, net nežinau, kokie geri gal buvo. O daugiau kūrėsi viskas kaip ir tvarkingai. O jūs važiavę ar tiesiog parsivežėt iš Vokiečių ir tiek ir pastatėt? Ne, parvežtas iš Vokiečių. Aha, o kaip ten surūdim? Baisiai surūdėjus? Nu, šiaip tai žinok, bet ne. Kad nepasakyčiau, kad ten surūdėjęs. Ant skardų, kad išvis gal net nežinau, žinok. Labai neapžiūrinėjau prie jas, bet kad surūdėjimų kažkokių ar kažkokius kelių akėbalą, kad žinok švarius. Supratau. O čia europinis variantas iš Amerikos parplukdyti? Šiaip tai aš nepasakysiu, žinok, tokio vokiško. Šiaip iš Vokietijos visi yra bryfas didelis, yra vokiškas. Nu taip. O jeigu atvažiuot apžiūrėt, kada būtų galima? Iš anksto susitarus viską. Supratau. Gerai, tai manau, kol kas tiek tada. Gerai, dėkui, iki. I'm sold. Nu? Kelk. Va taip va filmuojam. Irmi! Jesus Christ. Jis jaučiu kažkur nuėjo dabar. Tai taip ir stovėjus ar eisiu mašiną kurt. Nei speedometrą, nei navigation. Atkuris. Jo. Damn, boy!
Tai gal tu laisvai įsimeni? Ne. Nu gerai, tai. Gerą dieną. Driver. Kits miega beveik. Važiuojam mano nesąmonės sugalvotos pirktis. Bus žiauriai gerai. Nes tipo, videkus aš nesikeikiu ten. Jo. Stengiuosi. Tu šiaip keiki. Tu keikės. Jo, tu kur mažiausiai keikės, tu per videkus kas antras žodis. Tipo, aš sugebu, nors aš realybėj pas mane būnė, aš vakar net žvengiau namie, aš galėčiau tau pasakyti, kokia situacija dabar yra tik keiksmažodžiais. Nebūtų nei vieno normalų žodžio. Ok. Tai jo, bet per videką aš sugebu, o tu ne. Bet čia jau yra įdomiau. Ir man tas yra laimingiausias, kad važiuojam kaip mašiną. Jo. Nes reikia tvarkyti. Nes tvarkyti labiausiai. Jo, bet tipo, žinai kame bairis? Kai mes dabar perkam iš Kanados panašiai tokias labai tvarkingas mašinas, aš dėl šitos mažiausiai pergyvenu. Jo. Nu, jinai bent pilna. Nu jo, jinai bent jau pilna, nėra degus, gal, tipo, neskendus, gal. Gal dėliuko nebus ir gal nebus skruzdėlynas pasidarė salonį. Jo, ir tipo, čia realiai, jeigu skelbime nemeluoja, tai bus tik dėžės defektas. Tai čia visiškai niekas. Nu, pusiau defektas, atgal tai važiuoja. Jo, atbula važiuoja, nu tai gerai, bent jau žinom, kad ten važiuoja. Minusas tas, kad atbulos negalėsim krauti ant raliuko. Nu jo. Nes vairuot bus tragedija, tai krausim su gerve, užsitemsim ją kažkaip. Tai čia vietoj sugalvosim. Ne, čia mažiausia problema. Realiai mažiausia. Aš ant tiek esu ramus dėl šitos mašinos, aš labiau stresau, kai mini pirkom. Jo. Jo. Bet dabar, kai metai prasivertė ir mes tiek nesąmonių matėm, tai šitas tai čia visiškai vanduo. Visiškai. O mini šitas asilas pirko pigiai. Pamiršo paskaičiuoti, kiek parvežt kainuoja iš Kanados. Mes ne apie tą minutę. Jo, ne apie tą. Tai šitas asilas nesuprato, apie kurį kalbam. Žodžiu, judam į Kėdainius, tiesiog. Nu, tu šiaip žinai, kur važiuoji? Ar tu tiesiog Kėdainius? Kėdainius sustatęs, nes tai man dar nieks neatsiuntė lokacijų. Aš vairuoju, aš turiu C kategoriją, jūs vedat. Tai gerai, Tai ir man tai. Pasičekin, gal jau čia suktai. Ne, aš žiūrėjau, tai viskas gerai, važiuojam į Kėdainių. Man atrodo, kad praleidau, kur aš pats Balėnuose irgi nenusiskutęs. Va čia. Ten sunku. Tai pradedi nuo štervės ir važiuoji šiandien, kad lengviau būtų. Šryčiai praleidau. Gerą dieną. Atvažiavom, jūs atvažiavot šito Exploreriu. Jo. Kaip jūs? Man tai tobulo, aš ją iš toli pamačiau, jinai įsmigus į žemę. Ir jinai važiuoja tik atbulą. Ir kaip nemink, kaip čia mink. Ne, jinai važiuoja tik atbulą. Strauksim. Kaip čia minksta, kaip čia. Jaudu tą kvapą tokį senos mašinos. Galinis valytuvas, wow. Ten, galėta šiandien. Naujas salonas. Bet nieko. Vietos gale. Mėgut gali. O lubos gražumo. Gale šuva draskė. Metalą vežioja, gal paskutinį kartą į skupkę nuvežė metalą ir pardavė visą mašiną. Duokite man raktą nuo šviesų. Čia kaip sovietinis šūdas aš šoks. Nu, bet amerikonai pasistengia. Ten juda. Jo. Bus ir gal tu nebelauži? Ne, tai reikia pagauti iš kitos pusės. Šiaip? Man patinka.
Nedraskyk dar. Gafliukas paradai. Ledas. Įk, belekas. Kad mes dar esam čia kieme, dar nėra pardavėjo, mes tiesiog apžiūrinėjom pas kažkokią močiutę kieme ir aš tai pavyzdžiui laukiu, kada sudruskinu, aš gausiu į subinį. Nu. Gal įspėjo mamytę? Gal. Arba ne. Gerai, Irmis sakė pasižiūrėt kaip dugną. Lingės, seni. Penkelikiniai ratai dedasi. Nu, aš matau rūdžių. Ne, aš ką aiškinaus, jis žiauriai storas rėmas, tai jeigu yra Ne, tai jo. nėra ko perginti. Taip, taip. Nes kiaurai nebus, net nebus kiaurai prepūdė, labai geros būklės. Jisai atrodo, žinai, kaip ramas po 2 žiemų iš Kanados. Mes viską matuojam ramais. Ramais kilogramais. Nėra stabdžių, absoliučiai nieko. Nieko susijusio su stabdžiais nėra, tik hubas. Ta prasme, be stabdžių mašina. Čia atsidaro, žiūrėk. Na, žiūrim. Seni, mašina be stabdžių galinių. Nufilmuok šitą. Žiūrėk. What? Žiauriai gerai. F-ke. F-ke. O sėdinės ir dar 7 vieta. Man yra jokingiau, kad čia mano nieks dailį. O, atvariau pardavėjas. Variklis yra, jau gerai. Kas tokia? Sėdinių atlašai. Vienas atėdė. Ai, nu. Kad pakeist lemputį. Eik tu pakeisti, ne, čia kad varžtą atsukne. Ai, nu, nebent. Bet to. Pakeist lemputę filtrą reikės. Nu, ką jis aiškiai. Į vieną pusę taip atsidaro. Į kitą pusę taip. Ta prasme. Žiūri gerai. Bet šiaip seniai, nu, tipo, quality. O tais metais Irmi dar Fordas gamino mašinas. Nu. Dabar nebenupirks. Nu, perkam. Ant reduktoriaus dešinės pusės. Ašelė kosmosinė ir kažkoks amortikas. Ai. Tai nebus kokio Aukščio padėties kažkas. Ne, noriu šturat. Jau pegyvų. Tai reikia paklaust gal parduot, jeigu tinkam. Neturis donkratą. Tai Sanitex. Tu taip elgies, tarsi mes jau nupirkom šitą mašiną. Blogiau nebus. Nu jo, realiai mes neturim pasirinkimo, mes jau atvažiavom, mes jau perkam ją viską. Mes jau nusipirkom. Neapsimoka grįžti. Mes realiai ją jau nupirkom, o tu jau ieško galinių stabdžių. Taigi kaišius aš ratiniai. Man patinka, kad viską kaišėse turi. Raktus radu. Žiūrėkit, 2 pultai, 2 raktai galėsim dalintis. Miške galėsim laikyti mašinį. Nai. Vardas. Ne, seni, man tai jau čia, žinok, Siamont nuo Tomas. man jau pradėti emociškai patik. Gerai, pažiūrėk, Roms. Ta prasme, man belia ką. Aš ją dailint norėčiau. Jos raktas. Tinka? Nu, nesikuria dar. Gerai, kas čia per atvežtinis variantas. O kaip nusilenkia? Žiūrėk, adjustable. Seni, bagažiniai yra mygtukas door lock. Bagažiniai. Tai Va čia. paspaudėl, suveiks pagaliau. Ne, nu akumo nėra, ką aš spaudinėjau. On. O, tiesiog, kas čia? Pala, yra, va. Ai! Čia jeigu tempt reikia off paspaust. Čia reduktoriaus gal koks reguliavimas? Gal. Nes tas šūdas kur buvo. Bet reikia šito. Kas, lygi bagažinė bus? Važiuojam. Beveik. Patrauk tą plastiką, pamatuosi. Man čia geriausia mašina viskas. Žiūrėk. Jo, tu gali čia mėgoti realiai. Jo, sėdynę priekinę, dar ir priekį nustumsi ir viskas. Šitos durys. Tai jo. Tokia patogumo! Taip gali offroadę įsiliekęs. Tokia minkštumo! Eik tu! Ta prasme, aš in love. Aš visiškai in love. elektrinė sėdynė? Ne, o tu matai, kad čia yra kažkoks teliko pultelis. Teliką pamiršau. Bet supranti, kad jinai
Taigi, man atrodo, irgi nelegali. Taip, baigiam. Tai gal ir šildoma, čia gal šitas Gali būt. mygtukas yra. Realiai užuoldų nebereiks dėti. Tamsu savo. Pavaros. Jo, kad pravairo. American Bikes. Patinka. Ant dokų parašyta USA, tai dar geriau. Stogongas. Seniai, aš jau matau, kad čia realiai yra AC net yra. Ir turėtų veikti pagal Ir- būklę. Ne, žiūrėk, aš dėlioju taip, žiūrėk. AC, elektrinės sėdynės, koža, belenkai minkšta. Gal netgi Ruletė. ir... Visiems atvejams. Nice. Gal netgi ir šildomas, nes čia yra mygtukas kažkoks neaiškus. Čia yra visiškai pilnesnė komplektacija už mano F. Čia yra, taip, čia yra šiluma. Turi senelis Kučinsko kasečių, galėsim įsivaizduoti. Jo, kasetnikas, jeigu... Ir čia grosi, kasetė yra vokiškai, jau matau. Dar geriau. Jeigu jis... Žiūrėk. Wow. Palauk. What is that? Nepalauk. Jo, seniai siema, kad nepizdintų, nes jį vis tiek seniai nupizdins neveiks. Pamiklis. Liekant nemačiau tokia bairė. Ne, taigi nėra kūno. Ai, reikia. Neatiduoda jo. Ne, automatiškai. Galiu čia pirštais kažką. Gal nelauži, gal veiks dar. Va čia tai... Ne, man tai jau... Eik, labai va. Į darbelį. Pažiūrėk, su lėtintuvu yra, kad varom. Taip, va. Karboholderiai. Monetų laikiklis. Salonas geros būklės. Nu, be lūbų. Neskaitant lūbų. Tu šiaip nesu. Pavaros aplamai jungias ar ne? Jungius. Jis atgal važiuoja. Atbula banda. O ant laisvo nusistato. Kaip pas Greta. Pučiasi nugara. Tai nešildomas. Ne. Važiuoju su pagalba. Taip. Laisvės. Turo. Gerai, dirbu. Čia test drive'as skaitos, jo? Gerai, dabar bent tiek. Net nenoriu. Nenori mes nieko, ne? Net nėra, kad jums. Tai šį variklis gražiai dirba. Bus reikalų? Ar... Na, ir... Čia. Paklaus gal paliko. Lempos šviečia. A, jau čia sėdynė, žiūrėk. Pučias. Ai, jinai elektrinė? Eja. Ir jinai pučias. Aš jums užtužiu. Aš tau. Jo, viskas. Noriu sakyti. Man čia... Aš deilinsiu, ja. Čia yra tension springas, taip vadinamas. Realiai nėra spyruoklių, pas jį yra nuotikas ir šitas atlieka spyruoklės darbą. Jį tiesiog suka vamzdį. Neužmuša nuvažiuotą, Jo. Stabdžiai naujus. Šakės naujas užsutinis. Pospadį bent jau nereiks gana. Užsidarė? Jo. Flash. Kosmos. Ten ir neskaitant lūbų, ledinis salonas. Šiaip, ne. Kruizas įsijungia? Nu gal laidai pratrinti, pragraužti, žinai. Tai tipo nelabai, aš kreipiu dėmesį dar daug kiek. Gazuoja. Na, bet tai jie gazuoja. Visi Balkantaravai. Kažką, nu. Arba, gal net ne, nes... Atviršaus tą kailį. Gal. Nu, bet... Pažiūrėk į fiškių modulį durys. Nes taip matas.
Čia jau. Važiuok, čia kodai yra. Fordo. Orinė pakaba. Neaišku, kiek gyva, bet kompresorius girdėjom dirba. Tai čia bus įdomu. Goodbye. Realiai. Ne, čia labai gerai viskas. Tik kiek metų. Tai čia praktiškai nereikalingas joks remontas. Žodžių klausimas. Ir tada vietoj jos, čia darai tą dugno apsaugą su ledotkės tvirtinimu. Čia šiaip vietos ačiū. Jo. Įsivėlėm. Aš sakiau, kad šitas smagosis. Tiesiog perfekt. Ir dar Tema. du turim. Tema. Fordo retro. Tas. Ką? Ne, tai jį kai keli, jį reikia išjungti. Kai bandai pakelti ten. Ne ten yra oro kompresorius, kad važiuoklė nesipilnuotų su tempeliu. Priekis nesisuka? Bando. Bando. Bet dabar jis išjungti su ko, kad turi. Ne, tai saugas. Ne, palauk. Jis neturi tik dviejų. To yra 4. Tai nuo auto ir high niekom nesisuka. Patikrinam Trans Oil. Jo, patikrinam Trans Oil. Nu jo. Mažot, ar ne? Nebe. Bet ten dabar, nesisuka. Ai, Linkin Park. Nu, tai viską gerai. Nieko nepadarysim dabar. Reikia namų darbus padaryti. Įsidomėti daugiau. Koks ten turi tas šoks jungiklis stovėt, kažkas ten. Žiūrim. Nu, nekyla. Šitas labai greit. Nu įjungs. Bet netgi bagažinė yra, lock and lock. Ai, bagažinė net savo pimpiuką tą turi. Prikols. Tiek paralelį kėbulą. Jeigu žiūrovų įdomu, tai šampūno kvapas. Unhappy Irmis. Kas